Labas rytas. Tradiciškai sekmadienį Lietuvos televizijos eteryje Kaimo akademija. Šį kartą laidoje žiūrėkite. Šiaurės Lietuvos ūkininkų patirtis auginant javus. Kokia pasėlių būklė Šiaulių ir Akmenės rajonuose. Kooperacijos nauda žemdirbiams. Cukrinių runkelių augintojų kooperatyvo patirtis. Kas nebūtina atkrenta, kas svarbiausia lieka. Tokiu principu vadovaudamiesi Ilona ir Audrus Smulskiai įsitvirtino kaime ir dirba savo ūkyje. Kėdainių krašto cukrinių runkelių augintojų kooperatyvą suburti paskatino danai, nupirkę perdirbimo fabriką. Susibūrę ūkininkai greitai pajuto kooperatyvo naudą. Turi bene geriausios supirkimo kainas iš visų. Kėdainių krašto cukrinių runkelių augintojų kooperatyvo pradžia prieš 15 metų įsteigta augintojų draugija. Dabar kooperatyve beveik 100 narių, kurie pernai augino 8200 hektarų cukrinių runkelių. Kooperatyvas atsirado nelabai savo norų. Danams nupirkus cukros fabrikus, naujieji šeimininkai nesileido į jokios kalbas su pavieniais augintojais. Norėjo kalbėtis tik su kooperatyvu, kaip yra įprasta Danijoje. Tad lietuvaičiams tiesiog neliko kitos išeities. Pradžioje tas kooperatyvas kaip ir buvo per prievartą, arba tu būni kooperatyvo narys, arba tu neaugini cukrinių runkelių ir negauni kvotos. O paskui po truputėlį mes pajutom, kad iš tikrųjų jis ir duoda naudą ir pajutom savo svorį, kad mes galim kažką tai nuveikti, ypač va čia kaip buvo ta reforma ir uždaryti fabrikus ar neuždaryti fabrikus. Labai kažkaip tai visai neblogai pavyko susiorganizuoti. Aišku, gal todėl, kad iš abiejų buvo pusių pinigai, nebuvo iš vienos pusės. Šiaip labai sunkiai žmonės juda. Taip jau mes paspaudėm visai neblogai dar tada Danisko ir gavom vieną geriausių kainų. Kooperatyvui priklauso ne tik kėdainiškiai. Prisijungė ūkininkai iš Kauno, Raseinių, Jonavos, Radviliškio, net iš Pakruojo ir Šiaulių. Praėjusių sezono Nordikščiuko Kėdainių cukros fabrikui kooperatyvo nariai pristatė 436 000 tonų švarių runkelių šaknų, iš kurių buvo pagaminta 69 000 tonų baltojo cukraus. Visos kainos, visi sprendimai tik per kooperatyvą sprendžiami. Kitaip pavieniniai niekas nesineria, net asmeniškai, sakykim, cukros fabrikas su augintoju, kad mes tau tiek mokėsim ar tiek mokėsim, tarėsi su kooperatyvu ir mes žinom, kiek gausim, sakykim, pirmiausia per kooperatyvą, kiek susidėrėjo kooperatyvas. Na, o šiemet cukrinių runkelių sėja šiek tiek vėluoja, ar ne? Kaip jums sekėsi? Ar daug sėjot? Sėjam 200 hektarų, vėluojam apie savaitę, kadangi čia liūtis praėjo tam krašte ir antras problema neveikia melioracija gerai. Taip ir susivėlinom. Šiaip jau būnam pasėję vidutiniškai balandžio, apie kokį 27-8 buvom baigę sėję. Alfonsui Galiniui, kuris dabar jau tik padeda ūkininkauti sūnui, labai svarbu geri santykiai su fabriku, nes augina 200 hektarų saldžiųjų šaknų. Be to, šio ūkio laukuose atliekami ir sėklos bandymai, taip pat kooperatyvo ir fabriko bendrų sutarimų. Pirmiausia, moka atlyginimą už šitą, o daugiausia gaunam žinių. Vis tiek kasam, savo laukia matom. Nors mes nežinom, kokie ten bus, bet kada kasa, jau tada bent jau žino, pasako jau tokia sėkla, geresnė tokia sėkla. Arba mes matom laukelį, kad jau auga, šalimais auga, jau visai kitaip auga. Tai lygom neatspari, tai sudygsta vėliau, tai retesnė būna. Paskui paklausiam, kuri ten ta buvo. Mes prieš tai nežinom nieko, bet tai paskui paklausėm jau, ką buvo, jau išaiškinam. Tai žymiai lengviau ir mums patiems auginti. Kaipgi kooperatyvui pavyko pasiekti, kad nariams už runkelius mokėtų net 20-30 litų už toną daugiau, nei cukraus reformos metu susikloščiusi kaina? Bendru fabriko ir kooperatyvo sutarimu, cukrinių runkelių kaina buvo susieta su kviečių ir cukraus kaina. Viena sėkmė skatina naujas idėjas. Bet šiaip turim idėjų, pradėjom, pamatėm, kad visą laiką yra labai aukštos sėklų kainos. Tai mūsų bandymas buvo, pamatėm, kad nėra kitaip kaip priversti. Lyg tai yra konkurencija įvairių firmų pardavinėjimo, savo kainos visų vienodos praktiškai. Tai pabandėm susisiekti su Lenkų sėklų, gamintojų, augintojų,
Kutnovska Hodoblė Burako cukroviego ir jo, beveik lenkiškai išmokau ir šitą, ir mes su jais pasitarę atsivežėm, ir dabar jau 2 metai per fabriką jau parduodam oficialiai. Pirmais metais buvo 300 pokelių, dabar 700 pokelių, dar truputį tų vadinamų premijinių ten ir gaunasi beveik 1000 pakuočių va šiais metais jau. Ir kaina yra ženkliai mažesnė, ženkliai, o kokybė praktiškai ta pati. Lietuvos ūkininkai žemdirbiai nelabai linkę burtis į kooperatyvus. Kaip Jūs manot, verta būti kooperatyvo nariu iš savo patirties? Būtinai verta, net kitų klausimų nėra. Mes vėluojam su kooperatyvu. Čia vienintelis cukriniai runkeliai toks realus kooperatyvas, kur veikia. Reiktų, kad ir javų kooperatyvas veiktų, ar kiti, kas augina daržovio kooperatyvai. Aš nežinau daržovio, kaip ten veikia, bet be kooperatyvų mes neišgyvensime. Vienintelis kelias tik kooperuotis yra. Yra ir atvirkštinis variantas. Yra žmonės ateina ir sako, nesigilindami ir sako, taigi ką jūs mums duodat? Visi gaunam tą patį. Tai aš gal geriau užstosiu ir nemokėsiu jums nario mokesčių, vis tiek aš gaunu tą patį. Nors tarp profesiniam susitarime būtent su gamintoju, dabar jau su Nordic Sugar, yra aiškiai parašyta, kad šita kaina yra išsiderama tik tai kooperatyvo nariams. Ir šitos sąlygos. O visiems su visais kitais gali dėrėtis atskirai, ten duoti jiem kažkokią kainą. O šiaip privaloma kaina, tai yra, kuri dabar galioja, tai yra 88 litai už toną cukrinių runkelių. Kai mes šiais metais gausim turbūt kokį 125, manau. Tai yra didžiulis kainų skirtumas. Ir sakyti, kad tas kooperatyvas nieko nereiškia, tai manau, kad nėra teisybė. Tikimasi, kad šis projektas pasiteisins ir jau galvojama, kad vertėtų didesnę konkurenciją sudaryti ir pesticidų pardavėjams. Dabar jie perkami iš antrų rankų, o norėtųsi kooperatyvo nariams trąšas ir cukrinių runkelių apsaugos priemonės tiekti tiesiai iš gamintojo. Dabar reklama. Po jos žiūrėkite. Ukmergės rajone ūkininkaujantys Ilona ir Audrius Mulskiai ūkininkauja natūrinio ūkio principu. Savarankiškumas ir darbų įvairovė leido ūkio šeimininkams pajusti laisvę ir gyvenimo pilnatvę. Kėdainių krašto cukrinių runkelių augintojų kooperatyvas išsikovojo išskirtinės kainas ir sąlygas cukrinių runkelių augintojams.